Šiandien laidoje matysite. Ne vienas kelyje vėl dirba mokslininkų laboratorijoje ir vėl tyria dar vieną opiumą vairuotojams. Pasak gamintojų, degalų sąnaudas mažinantį stebuklingą skystį. Automatinė pagalbos iškvietimo sistema e-call privaloma naujuose automobiliuose jau kitais metais. Slėgis automobilio padangose. Daugiau nei pusė vairuotojų net nesusimasto, kaip praranda pinigus. Lankomis Ženevos automobilių salone. Super greičiai ir super automobiliai. Rubrika Gatvių reporteris. Žiūrovų nufilmuoti vaizdeliai keliuose ir gatvėse. Mūsų gyvenimas pilnas stebukladarių, kurie mums žada neįtikėtinus dalykus. Kaip numesti 10 kg svorio per savaitę, per 2 savaitės išmokti anglų kalbą, o per 3 savaitės uždirbti 10 000 litų. Stebukladarių yra ir mūsų automobilininkų pasaulyje. Dažniausiai jie žada ekstremaliai sumažinti mūsų automobilių degalų sąnaudas. Šį priedą degalams EuroAd atrado mūsų žiūrovai. Jų jautri akis užkliuvo už daug žadančių skelbimų, o pažadai buvo tokie. Panaudojus šį priedą, degalų sąnaudos sumažės nuo 10 iki 20%. Padidės variklio galia, o išmetamų teršalų sumažės net iki 85%. Šios skysčio gamintojai tvirtina, kad priedas yra visiškai ekologiškas, augalinės kilmės ir jis išvalo variklį geriau nei bado dieta užsikimšusi žarnyną. Šitas produktas atlieka dvi funkcijas. Jisai mažina emisijų kiekį ir mažina kuro sąnaudas. Dėka padidinto chemiškai surišto deguonies kiekis, kuris yra mūsų produktai, jisai patenka į kuro atomų molekulių grandinę ir taip mes turime, trumpai tariant, tokią kaip papildomą turbiną variklyje. O tai būtent įtakoja, reiškia, ir kuro sąnaudom. Ir iš ko jis sudarytas? Iš natūralių produktų, tai iš žolyčių, iš medaus, Iš tikrųjų, tai yra komercinė paslaptis. Šitas produktas nėra patentuotas ir šitą paslaptį žino tik tais gamintojas Kanadoje. Niekas nei distributoriai pasaulyje, nei mes nežinom iš tikrųjų, iš ko jis yra. Kiek populiarus jisai, kiek naudojamas, ar čia lengvos automobiliuose naudojamas, ar kur daugiau? Iš tikrųjų, mūsų produktas yra labiausiai naudojamas industrijoje. Tai būtent Švedijoje mes turim labai daug pavyzdžių, būtent kur kokioj pramonėje jis yra, reiškia, naudojamas, iš tikrųjų transporto sektoriui. Taip pat mes dabar planuosime atlikti tyrimus būtent maišyti su dujom ir kokius turėsim rezultatus, nes iki šiol tai dar nebuvo atlikta. Ir taipogi galvojam būtent ir Lietuvoje mėginti, reiškia, jeigu pasiseks, jeigu bus testavimai sėkmingi ir jeigu atliks tokias pačias funkcijas kaip ir dabar, tai be abejo ir Lietuvoje industrijai. Skystų pavydalų, trumpai tariant, papildomai kainuotų prie 1 litro kuro kainos apie 15 centų. Jeigu dizelinas kainuoja 4,5 litro, tai litras pridedame dar 15 centų, 4,65 ir ką sutaupama? Iš esmės teisingai, principe pas mus yra skaičiavimai atliekami tai, kad jeigu 10% yra sutaupama, tai, sakykime, klientų kainuoja mūsų produktas 4%. Kodėl negalima šitų priedų nusipirkti parduotuvėse degalinėse? Šiai dienai mes iš principo dirbam tik su transporto kompanijom ir iš principo mažmena mūsų šiai dienai kol kas nėra patraukli, todėl kad iš tikrųjų viena didelė transporto kompanija pagal paskaičiavimus yra, palyginus daugiau negu 100 automobilių. Štai dabar mes esame Vilniaus Gedimino technikos universiteto laboratorijoje, priešais mus variklis, netrukus paduosime degalus su jūsų priedais ir jūs esate įsitikinęs, kad degalų sąnaudos bus mažesnės. Visiškai teisingai, mes turim begalės jau per N metų, per daugiau negu 5 metus sukaupę didžiulę, reiškia, laboratorinių tyrimų iš akredituotų nepriklausomų laboratorijų rezultatus, kad vienu žodžiu visų pirma mūsų produktas neturi jokio neigiamo poveikio naudojant trumpam ar ilgam laikotarpiui. Ir be abejo mes turim labai daug rezultatų, kur būtent matosi, kiek sumažėja emisijas per kokį laikotarpį ir kuro sąnaudos.
Taigi pirmasis eksperimentas. Nekaltai atrodantį acetonu atsiduodančio skysčio buteliuką supilame į dizeliną. Bandymą atliekame tradicinį laiko tarpą – 30 minučių. Po to mokslininkai ilgai skaičiuoja rezultatus. Kol jie tuo užsiema, bandome priedą benzinui. Dar viena sesija, dar 30 minučių. Po dienos susėdame rezultatų apžiūrai. Daug kreivių, skaičiavimų, tačiau reziumė viena. Mokslininkų kompiuteriai nenustato jokios ekonomijos. Mūsų priedas veikia ilguoju laikotarpiu. Tai reiškia, kad iš principo per vieną dieną, per vieną akimirką kažkokį stebuklą nepadarysim. EuroAD atstovams žinoma nepatiko tokie rezultatai. Jie įkalbėjo mokslininkus atlikti dar vieną kur kas ilgesnį testą. Ne 30 minučių, o 30 valandų. Pardavėjai vėlgi sako, kad greičiausiai tai turėtų išsivalyti degimo kamerą ir pats variklis ir tada tik tai pasijus efektas. Na, sakykime, mes galbūt nelabai tikėtumėm šito dalyku, kadangi šiais laikais varikliai jau yra pakankamai švarūs ir jie naudoja degalus su priedais įvairiausiais, kurie turi valančiųjų savybių ir visokių kitokių ir mes šiek tiek gal, sakykime, abejotumėm to. Nekantraudami laukime šio ypatingai ilgo testo rezultatų. Ir štai išaušo lemtingoji diena. Veikia daugiau kaip 30 valandų, sudeginom 180 litrų dizelino. Gavom, kad lyginant su grynu dizelinu apie 2 procentus pagerėjimą degalų sąnaudų. Na ir apie maždaug 12-15 procentų padidėjo azoto oksidų tarša. Kaip azoto oksidai kenkia aplinkai, tai, sakykime, jie prisideda prie smogo formavimosi, prie rūgštinių lietų, taip pat kenkia kvėpavimo takams, na, aišku, ir gyvai gamtai taip pat pridaro rūgštiniai lietų žalos. Paskaičiavus išlaidas šiam priedui ir ekonomiją, kurią gauname 2 procentų, turbūt, kaip sakoma, biznis menkas vairuotojų. Reikia manyti, kad taip, nors iš tikrųjų užsakovas mums nepateikė to priedo kainos, tai kaip ir negaliu atsakyti tiksliai. Taigi su Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslininkais sugriovėme dar vieną eilinį mitą apie stebuklingus priedus mažinančius degalų sąnaudas. Tačiau dar liko ne vienas pretendentas laukiantis mūsų laidos bandymų. Žiūrėkite laidą Ne vienas kelyje ir jau netrukus sužinosite kitų eksperimentų, kurių metu bandysime sutaupyti pasak gamintojų net iki 75 procentų degalų rezultatus. Pastaruoju metu visi kalba apie energijos bei kuro taupymą ir CO2 emisijos mažinimą. Tačiau taupyti kurą lengviausiai padės padangų slėgio matuoklis. Juk tik teisingai pripūsta padanga gali garantuoti idealų pasipriešinimą riedėjimui, kuris padės taupyti kurą. Tyrimai rodo, kad daugiau nei pusės vairuotojų automobilių padangose nėra pakankamo oro slėgio. Jei visų automobilių padangos būtų pripūstos teisingai, tai gerokai labiau sumažintų bendras CO2 emisijas, nei visi automobiliai būtų apauti ekologiškomis, mažą pasipriešinimą riedėjimui turinčiomis padangomis. Oras padangoje jai suteikia stabilumą ir leidžia atlaikyti didelį svorį. Jei padangoje yra per daug oro, tai nutinka štai kas. Jeigu slėgis padangoje teisingas, tai ji į kelią remiasi visų savo plotų. Jei pripūsime per daug oro, tai padanga pradės po truputį kilti nuo žemės ir įgaus baliono formą. Dabar tik padangos centras liečiasi su kelio danga. Tai reiškia, kad sukibimo plotas mažesnis, o dėl to kenčia stabilumo savybės. Tai yra saugumas. Negana to, važiavimas mažiau komfortiškas, nes per daug pripūstų padangų efektas toks pat, kaip ir kitos važiuoklės. Jeigu padangoje yra per mažai oro, ją ant kelio laikys tik padangos kraštai. Dėl to jie labai stipriai dėvėsis ir padanga taps labai lengvai pažeidžiama. Tai ne tik labai pavojinga, bet ir smarkiai mažina padangos tarnavimo laiką.
Su nepakankamai pripustomis padangomis automobilis mažiau stabilus ir labiau inertiškas, tad mašina tampa prastai valdoma ir tiesiog nesaugi. Negana to, dėl padidėjusio sąlyčio ploto su keliu ūgteli automobilio degalų sąnaudos. Gamintojo rekomenduojama padangų slėgį jūs rasite ant degalų bako dangtelio arba, kaip šioje mašinoje, ant durų statramsčio. Patariame patikrinti padangų slėgį bent kartą per 2 savaites, pavyzdžiui, pripylus degalų. Taip jūs važiuosite ne tik saugiau, bet ir ekonomiškiau. Europos Sąjungoje eismo įvykiuose kiekvieną dieną užgęsta 75 gyvybės, o rimtus sužeidimus patiria daugiau nei 250 000 žmonių per metus. Europos parlamentarai priėmė sprendimą, kuris turėtų išgelbėti ne 1000 gyvybių. Nuo kitų metų spalio visose iš gamyklų išėdančiose naujų modelių lengvosiose transporto priemonėse turės būti įrengta automatinė pagalbos iškvietimo sistema e-call. Kartais įvykus skaudžiai nelaimiai kiti eismo dalyviai nepastebi nuo kelio nulėkusio automobilio. Tad sunkiai sužeistas vairuotojas ar keleiviai gali ilgai būti nepastebėti, o tos minutės ar valandos gali būti lemtingos. Kita situacija. Važiuodamas keliu, kuriame nėra kitų eismo dalyvių, jūs pasijutote blogai arba nedaug dievė jūs ištiko priepuolis. Štai tada gali padėti pagalbos sistema e-call. E-call sistema planuojama, kad veiks nuo 2015 metų spalio. Sistema veiks mašinoje nuo smūgio aktyvavus pagalbos skambutį numeriu 112, tai reiškia, kad mašina skambins numeriu 112, kai bus susidūrimas arba kažkoks smūgis, dėl kurio aktyvuosis ta sistema. Ir tas skambutis bus toks pats pagalbos skambutis, kaip ir skambinant iš mobilio ryšio ar fiksuoto ryšio telefono, tačiau jo vienas požymis e-call skambučio bus tas, kad kartu su tuo skambučiu bus perduodamas minimalus duomenų rinkinys, taip vadinamas, kuriame bus automobilio vieta, automobilio važiavimo kryptis, laikas, kada buvo tas skambutis aktyvuotas, taip pat automobilio informacija, tai reiškia VIN numeris, pagal kurį bendrasis pagalbos centras, turėdamas sąsają su valstybės įmonė Regitra, galės tą numerį išsikoduoti ir gauti dar platesnį informaciją apie tą automobilį. Tai yra markė, modelis, degalai, galbūt konstrukcijos požymiai ir kita informacija, kuri galbūt padės, žinant iš anksto, atitinkamai pasiruošti reagavimui. Sistema paskambinusi numeriu 112 ir išsiųs duomenų rinkinį ir taip pat bus galimybė bendrauti balsu. Tai bus mašinoje įrengti mikrofonai, leis susikalbėti ir garsiakalbiai, leis girdėti operatoriui ir keleiviams arba vairuotojui vieni kitus. Tai ta informacija, kuri bus išsiųsta automatiškai, bus galima dar papildyti ir žodžiu, jeigu keleiviai tą galės padaryti. Vis dėlto svarbiausia informacija bendrasis pagalbos centras jau gaus automatiškai, todėl atitinkamai galės reaguoti ir atvirkščiai netgi tuo atveju, jeigu nėra balso ryšio, tiksliau nėra kas gali kalbėti, tai ko gero ir bylos apie tai, kad ta nelaimė ar ta avarija yra sunkiai, sudėtinga ir čia tas reagavimas turbūt aukščiausių lygių turi būti. Nors reikalavimas naujam automobiliui turėti automatinę pagalbos iškvietimo funkciją įsigalios tik kitų metų pabaigoje, jau ir dabar ne vienas automobilių gamintojas e-call sistemą diegia į savo modelius arba siūlo pirkėjams ją įsigyti už papildomą kainą. Fordas yra pirmasis tarp automobilių gamintojų diegiantis šią sistemą, nors jinai ir nėra privaloma, jinai iš tikrųjų yra labai svarbi, atliekant vieną pagrindinių automobilių gamintojų misijų, tai yra užtikrinant žmonių saugumą. Ši sistema veikia 30 ES šalių, taip pat Lietuvoje. Vartotojai turėtų žinoti, kad jie turėdami tą sistemą būtinai turi susijęti ją su savo mobiliaisiais telefonais Bluetooth ryšiu. Ir sistema veikia tik tuo atveju, jei išsiskleidžia oro pagalvės arba blokuojamas
degalų padavimas. Tai yra, esant rimtam smūgiui. Jeigu jūs ten stuktelsite kamštyje lengvai į priekyje staptelėjusi automobilį, sistema tikrai nepuls skambinti ir kviesti pagalbą. Automatiškai ne pati, o per telefoną skambina visoje Europoje tuo pačiu numeriu 112 ir pasirinkta kalba, kokią vartotojas yra pasirinkęs kaip automobilio naudojimo kalbą, siunčia tekstinį pranešimą į pagalbos centrą. Taip pat, naudodama telefono GPS koordinates, nurodo konkrečią automobilio buvimo vietą. Tokiu atveju, jeigu keleiviai yra nukentėję, sakykime, ačiū Dievui, nesunkiai ir nestipriai ir gali patys kontroliuoti situaciją, po pranešimo telefonas sujungia jau su gyvu operatoriumi ir leidžia pakomentuoti ar pranešti daugiau detalių. Jeigu tokia situacija, kad žmonės yra neįgalūs kalbėti ir pranešti daugiau informacijos, gavę signalą pagalbos centrai siunčia atitinkamas tarnybas, tai yra greitąją pagalbą į nurodytą vietą pagal GPS koordinates. Automobiliu su e-call sistema galima važinėti jau dabar, tačiau pati sistema veiks nepilnu pajėgumu. Dar nėra suderinta sistemos specifikacija, prie jos nėra prisitaikę pagalbos centrai. Tam jie turi bene 1,5 metų. Vis dėlto sistemos nurašyti neverta, nors bendrojo pagalbos centro operatorius ir negaus jūsų koordinačių, bet nelaimės atveju su gelbėtojais būsite sujungtas greičiau, nei atsipeikėsite. Šiuo atveju pagalbos skambutis būtų laikomas kaip paprastas pagalbos skambutis ir greičiausiai mes galėtumėm su automobilio keleiviais ar vairuotojų bendrauti balsu. Na, o dabar grįžkime į praėjusį sekmadienį pasibaigusią Ženevos automobilių parodą. Šį kartą parodysime tokius automobilius, kuriuos vargu ar išvysite gatvėje. O jei išvysite, jums pasisekė. Tai patys rečiausi, greičiausi ir galingiausi bei brangiausi modeliai. Tokios transporto priemonės, apie kurias svajoja daugelis ir tik labai nedidelė dalis žmonių gali jomis pasidžiaugti. Vienas svarbiausių premjerų – Lamborghini Huracan, pakeitęs 10 metų iki tol gamintą patį populiariausią Lamborghini Gallardo modelį. Naujojo Huracan linijos šiek tiek švelnesnės, tačiau tokios pat agresyvios ir iššaukiančios, kad neleistų suabejoti, jog tai tikras Lamborghini. Jame sumontuotas 5,2 litro darbo tūrio V10 variklis pasiekė 610 arklio galių ir 560 Nm sukimo momentą, kuris šiam superautomobiliui 100 km/h greitį leis pasiekti per 3,20 sekundės ir įsibėgėti iki 325 km/h. Tuo tarpu Ferrari atnaujino California kabrioletą. Ir ne tik išorę.
Prie 4 litrų darbo tūrio V8 motoro italai pridėjo dar ir turbiną, kuri šiam modeliui įpūtė papildomų 70 arklio galių. Ir dabar pajėgumas 560 arklio galių. Tuo tarpu italams į atlapus rimtai kabinasi britų superautomobilių gamintojas McLaren, pristatęs jau trečiąjį savo gamos modelį 650S. Jis bus galingesnis, greitesnis ir brangesnis už MP412C, o išoriškai jis primins hiperautomobilį P1. Jame montuojamas tas pats 3,8 litrų darbo tūrio V8 motoras su 2 turbinomis, kaip ir kitose kompanijos modeliuose, bet dabar jo galia padidinta iki 650 arklio galių. Ir tai pasako automobilio pavadinimas. 100 km/val greitį jis pasieks per 3 sekundės, o iki 200 įsibėgės greičiau nei per 8,5 sekundės. Kaina? Na, kiek daugiau nei 800 000 litų. Į superautomobilių rinką įžengti bando ir danai, pristatę Zenvo ST1 modelį. Jie skelbia, kad tai vien tik iš Danijoje pagamintų dalių surinktas automobilis. Iš kitų danai bando išsiskirti automobilio gale. 7 litrų darbo tūrio V8 motoras pasiekia net 1106 arklio galias, kurios iki 100 km/val Zenvo ST1 modeliui leis įsibėgėti greičiau nei per 3 sekundės. Vis dėlto, kad ir kokius technikos šedevrus rodė kiti gamintojai, juos perspjovė švedai, pristatė 1 megavato galios automobilį. Taip, mes neapsirikome 1 megavato. Koenigsegg One 1 galia siekia 1000 kW, tai yra 1341 arklio galią. Negana to, jis sveria taip pat 1341 kg. Taigi, vienam automobilio kilogramui išjudinti skiriama 1 arklio galia. Beje, variklio sukimo momentas taip pat artimas minėtam skaičiui, jis 1370 Nm. Įsibėgėjimo rodikliai taip pat įspūdingi, jam pakanka 20 sekundžių įsibėgėti iki, spėkite, 200? O gal 300? Ne, per 20 sekundžių jis gali pasiekti 400 km/val greitį. Maksimalus greitis turėtų siekti 450 km/val. Taigi švedai ragina sekti naujienas. Mat šiemet jie planuoja pagerinti ne vieną rekordą. Kokia tokio kūrinio kaina? Geriau nežinoti, juo labiau, kad oficialiai ji nepaskelbta. Tačiau užsimenama, kad ji nebus mažesnė nei $2 milijonai. Laidos pabaigoje, kaip visuomet, rubrika Gatvių reporteris. Joje žiūrovų keliuose ir gatvėse nufilmuoti vaizdeliai. Aurimas rašo, Mažeikiuose nufilmavau 2 pažeidėjus vienu metu. Iš pradžių Volkswagen Polo pralėkė degant jau geltonam šviesoforo signalui, o iš karto po jo Audi automobilis apvažiavęs mane pasuko į dešinę iš antros juostos, o tai daryti draudžiama. Pastebėjau, kad Peugeot vairuotoja kažkur skuba, rašo Giedrius. Turbūt pastebėjo ir Volkswagen vairuotojas. Ir kaip matote, jis turbūt norėjo liaudiškai tariant pakabinti merginą, privažiuodamas prie jos arčiau. Tikriausiai Volkswagen vairuotojas būtų susipažinęs su Peugeot vairuotoja artimiau, jei būtų įvykusi avarija, iki kurios buvo likę nedaug. Na, telefonais eismo įvykio deklaracijoje tikrai būtų apsikeitę. Štai tokį įvykį, kaip sakoma, post factum užfiksavo Marijus. Autorius atsiuntė ir mūsų manimų puikią repliką. Norėčiau paklausti, kodėl vykstant tokiems darbams pavojingiausiame Lietuvos kelyje Via Baltica nėra policijos pareigūnų, kurie padėtų reguliuoti eismą. Iki dar vienos tragedijos vienas žingsnis.
Nu, čia mums blogą pavyzdį rodo policija. Rodo smulkmeną, bet juk kelių eismo taisyklės galioja visiems, rašo autorius. Geltona ištisinė linija žymi vietas, kur uždrausta stovėti ir sustoti. Įdomu, ką šioje kelio vietoje veikia moteris. Lyg ir nelabai tinkama vieta meditacijai. Moteris stovinti viduryje kelio mane šiek tiek įbaugino, rašo Karolis. Apie ką jį mąstė tuo momentu? Tikėkimės, ne apie savižudybę. Sustoti žiemą slidžiame kelyje nėra lengva, bet juk ženklas tai įpareigoja. O jei reiks stoti, kai pagrindiniu keliu važiuos kitas automobilis, juk tikrai nebus lengviau. Šioje situacijoje abu eismo dalyviai skuba baigti manevrus ar veiksmus degant jau geltonam šviesoforo signalui. O štai šio taksi vairuotojo važiuojančio degant raudonam šviesoforo signalui ir ne iš tos juostos, iš kurios galima, poelgį pavadintume tiesiog chuliganišku. Jau kai žioplas, tai per visą pilvą. Gerai, kad stabdį nuspaudžiau ir po to atleidau, rašo Marijus. Nuo šio vaizdelio autorius Eitvydas rašo štai ką. Ar visuomet, kai jungi avarinį signalą, galima nepaisyti kelių eismo taisyklių? Juk prieš akis vadinama plyta, tai yra ženklas įvažiuoti draudžiama. Dar vienas automobilis su avarinė šviesos signalizacija. Formuojasi nuomonė, rašo autorius, kad šioje apsaugos bendrovėje dirba vien neįgalieji. Nors prekybos centro aikštelėje daug laisvų vietų ir visai šalia, apsauga palieka automobilį neįgaliųjų vietoje. Na tikrai galime pagalvoti, kad mus saugo neįgalus, nes panašius vaizdelius jums rodėme ne pirmą ir ne antrą kartą. O gal šioms tarnyboms kelių eismo taisyklės negalioja? Nuo dabar jūsų dėmesio į keletas avarinių situacijų. Šioms komentarų matyti nereikia. Vairuotojai supras, kas, kaip ir ką padarė. Negalima teigti, kad šio Audi vairuotojas niekada nerodo posūkio signalo. Juk rodo, bet pamiršta jį parodyti tada, kada labiausiai reikia. Nelinksmai būtų pasibaigęs šis Mercedes lenkimas, jei sunkvežimio vairuotojas nebūtų pristabdęs. Nufilmuota medžiaga neperteikia realios situacijos, tačiau ji buvo labai pavojinga. Dar viena avarinė situacija. Šviesofore man degė žalias signalas, rašo Marina. Priartėjus prie sankryžos, iš kairės pusės per raudoną važiuoja Audi automobilis ir vos neatsitrenkęs į kitą Audi tęsia kelionę, beveik taranuodamas mane. Važiavau su kūdikiu automobilyje, tik atsitiktinumo ir greitos reakcijos dėka išvengiau susidūrimo, tačiau pasekmės galėjo būti liūdnos. Ir dar viena avarinė situacija, kurią nufilmavusio vairuotojo automobilyje buvo mažametis vaikas. Marijus rašo. Kaune ne tik nuo duobių negali nuleisti akių, bet ir turi žiūrėti, kad koks, na šį žodį mes praleisime, neįlėktų į žiedą iš šalutinio kelio. O tuo metu vežiau mažametį vaiką. Neduok dieve, gyvą būčiau sudraskęs. Štai tokios, sakytume, nebe pagrindo tėvelio emocijos. Ir dar keli vaizdeliai apie vairavimo kultūrą. Alfredas rašo, veiksmas prie Kauno HES. Aš buvau nepatenkintas, kad dėl išsišokėlio, kuris turėjo mane praleisti, man reikia stabdyti seną krovininę keturtonę. Pamirksėjo ilgomis šviesomis. Tuomet jis nutarė mane pamokyti ir specialiai dar smarkiau užstabdė. Matomai įsijautė į vairavimo mokytojo rolę ir nutarė mane paauklėti. Man tai sukėlė tik tai juoką. Ir kaip tokioje situacijoje turi elgtis vairuotojas, vairuodamas 40 tonų vilkiką, retoriškai klausė Tomas. Jei būtumėte, švelniai tariant, stuktelėjęs Mercedes užpakaliuką, būtumėte galėjęs paklausti jo vairuotojo. Mes žinome, juokaujame, bet suprantame, kad juokai su 40 toniu menki. Ta visi žino, tik ne šis vairuotojas. Priminame, kad geriausių vaizdelių autorių ir vėl laukia bendrovės Altas prizai. Įdomiausios nufilmuotos situacijos autorius bus apdovanotas HP Full HD vaizdo registratoriumi, 2 vietos laimėtojos universalia laisvų rankų įrangos sistema, 3 vietos prizininkas gaus dovanų muzikos garsiakalbių komplektą. Šį vaizdelį mums atsiuntė savikritiškas vairuotojas. Nedaug trūko, juokėsi Karolis. Na, dabar jau gali ir juokauti. Na, o pabaigai šis sostinės gatvių labirintuose pasiklydęs vairuotojas.